Sveiki atvykę į Vilniaus universiteto verslo mokyklos tinklalaidę Alter Eagle. Aš esu Sandra Gabrielė Vileito ir šiandienos svečiuose turėsime verslo mokyklos alumni, Trendy baras ir Trendy pizza bendra įkūrėją bei tiesiog gerą žmogų Rapolą Sausaitį. Kviečiu susipažinti. Labas, Rapolai. Labas. Labai smagu tave čia matyti, ačiū, kad atvykai pas mus. Malonu. Malonu ir man, malonu vėl sugrįžti į buvusias patalpas, kuriuose teko mokytis, tai labai smagu vėl sugrįžti. Į alma mater, taip sakant, ne? Tikrai taip. Taip, tai Rapolai, iš tikrųjų šiandien kalbėsime apie tavo karjeros kelią, apie tave kaip apie žmogų. Tai manau, kad galime tikriausiai ir gilintis ir pasinerti į tavo vaikystę. Pabandykim kažką atsiminti, jeigu. Bandom. Tai sakyk, prašau, kuo vaikystėje tu svajojai tapti arba būti? Okay. Klausimas geras ir įdomus. Vaikystėje, iš tikrųjų, tai dabar atsimenu, kad vaikystėje svajojau turėti savo kioską. Kaip tai beskambėtų įdomi ir kartu iš tikrųjų kažkur tai va tą reikšmę ir turi, link ko pasiekė mano ta karjera, ne, tas verslo kelias, tai tikrai norėjau turėti tą kioską savo, nes galvojau labai faina turėti savo kažkokią erdvę, kur galėtum prekiauti, kaip pas tave ateitų žmonės, jie iš tavęs kažką tai pirktų, su vaikais bendrauti, galvojau, kad turėsiu daug draugų, pažįstamų ir toksai būsiu pats savo viršininkas. Tai tokia buvo tikrai atsimenu vaikystėje viena iš svajonių. O tam kioske ką norėjai pardavinėti? Gal turėjau minčių, žinai? Tai žinoma, guminukus, saldainius, ta prasme, po vieną, po du, ten, ta prasme, jo, tai ten tuo momentu tas buvo svarbiausia, tas aktualiausia tikriausiai buvo. O šiaip vaikystėje, koks vaikas buvai? Sudėtingas? Ar tėvai labai džiaugiasi tavim? Ar kartais nelabai džiaugiasi gal? Cituoju mamą, kad sakė, kad buvau labai geras vaikas. Bet čia irgi, kurį tu etapą vaikystėje, žinai, imtum, jeigu, sakykime, imtum vaikystę, tai vat tokį turiu atsiminimą ir citatą, jeigu toj vaikystėje jau kada, sakykime, sekėsi mokyklą, tai tikrai nebuvau pats geriausias mokinys ir tą visiems drąsiai nekartą susakęs, tiesiog mokyklai kažkaip tos atrodo prasmės nebuvo, neradau to noro mokytis gerai. Universitetas, skaityk, irgi jau vėl tas keitėsi dalykas, nes besimokydamas kažkokią tai prasmę mačiau viskame, kame mokiausi, aš mačiau, kad tai galima pritaikyti praktikoje, kad tie visi dalykai, kuriuos aš mokiausi, man vėliau pravers ir kada aš jau mačiau prasmę tame dalyke, tada buvo noras gilintis. Tai va, taip skirtingai, žinai. Nuo vaikystės taip greitai, žinai, atjudėjom prie universiteto, bet jeigu dar liktumėm tame vaikystės etape, tai ką mėgdavai šiaip veikti su draugais toj vaikystėje? Ar visgi ta kiosko veikla kažkaip gal ir vystėsi, ar gal šiaip kažką žaidė? Vaikystėje nuo iki, aš manau, kaip ir kiekvienas vaikas, mėgau eiti lauką, žaisti lauke, visada kažkaip buvau stumiamas kažkokią tai veiklą, turėti kažkokius tai būrelius lankyti, tai krepšinis buvo pagrindinis tas dalykas. Čia irgi tokia jau klišė aukštas, eini žaisti krepšinį. Nuo kada pradėjai žaisti krepšinį? Nuo pat vaikystės, žinokit, nuo 8 metų. Ta prasme, kai tik tai prasidėjo, dar tais laikais buvo Šarūno Marčiulionio krepšinio mokykla, leisdavo mus tenai pagrindinę, sakykime, tokią mokyklą, kur registruodavo tos vaikus. Tai nuo pat mažens, skaityk, iki pat 18 metų ir pražydžiau. Po to universitete, žinoma, irgi buvo žaidžiama. Tai kažkokie tai būreliai, laikas po to su draugais. Nieko neįsiskirianti vaikystė, bet visada kažkokia tai užklasinė veikla turėjo būti pas mane. Kažkokių hobių, žodžiu, visuomet turėdavai. O jeigu mes keliautumėm labiau prie to tokio kertinio taško, kuomet jau gal kažkiek pradėjai suprasti, ne ką veiksi, gal ir tikrai pradėjai suprasti, kad savo kioską nuosavą turėsi, arba gal kaip tik kažkaip keitėsi, nežinau, ar tai mokyklos labiau laikais, ar gal pačiam universitete? Dėl karjeros, tai gal irgi, taip tiesiai pasakysiu, be užuolankų, aš netgi iki pat universiteto pabaigos aš nežinau, ko aš noriu būti užaugęs ir ko aš noriu studijuoti, dėl to ta kryptis, kurią aš rinkausi, tarptautinis verslas, jinai buvo plati, ne? Jinai buvo apie viską, bet kartu ir apie nieką, nes aš visada sakiau, kad žmonės, kurie ir turi didelę pagarbą žmonėm, kurie studijuoja turėdami amatą, kaip pavyzdys, medikas, stomatologas, architektas, dar kažkas. Aš sakau, kad tu turi realiai kažkokį tai aišku dalyką, kuo tu užaugęs būsi, o aš sakau, aš nežinau, ko aš noriu būti, aš tiesiog pasiėmiau tarptautinį verslą,
kur iš esmės gali būti nuo iki. Ir magistrė jau gali siaurintis tą dalyką ir kažkur tai labiau specializuotis. Ką aš dar dariau, tai besimokydamas aš pradėjau jau darbuotis ir pradėjau save gryninti kaip po žmogų. Tai pradžiai sekė dvi kryptis, kuriuose aš mokiausi. Tai pirma buvo reklama, tai reklamos agentūrai dirbau, o antra buvo barmenas. Tai buvo tiesiog side hustle, pavadinkime taip, kuriame visi savaitgaliai buvo parduoti, bet kartu tai leido užsidirbti pinigėlių, kuriuos po to nereikėdavo dažnai imti iš tėvų tų pinigų. Tai tie visi dalykai buvo kartu su universitetu, o jau po to, po universiteto, tas, nežinau, gal per to prieisime vėliau, kaip tas materializavosi ir kaip jau ta kryptis galutinai susiformavo, bet iš esmės tie du dalykai buvo šalia, o po to jau pasiekė link to, kad turiu savo mobilų barą, kartu turiu bazę neblogą su rinkodara, nes daug metų tenai irgi teko praleisti, ir kartu turiu tą visą bazę apie verslo darymą, buhalteriją, apskaitą ir visus kitus dalykus. Tai visgi studijose prisidėjo, sakykime, tikriausiai, nes kaip ir pats paminėjai, kad gal studijų metu ir nelabai žinojai, ką tiksliai norėsi veikti gyvenime, bet galiausiai visgi atradai, o dabar ir naudoji gal. Visiškai, žinok, ir visada, kai manęs paklausia, ar kaip čia tos studijos, tai aš sakau labai gerai. Man labai patiko, nes iš esmės jos suteikė tikrai, aš sugebėjau ir mokytis, ir dirbti, ir aš jau išėjęs iš studijų bakalauro, aš jau realiai turėjau užtikrintą poziciją reklamos agentūroje su jaunesnio projekto vadovo pareigomis, plus turėjau didelę jau bazę su tais barais irgi pasidaręs tokią. Tai žodžiu, ta karjera jinai visai kreipėsi ir vienokių veiklelių turėjai, ir kitokių darbų, ir rimtesnių. O kaip atsitiko, kad priėjai prie to taško, kur įkūrei Trendy barą? Tai iš esmės tas taškas, jisai, ką verta netgi ir privalu paminėti, kad įkūrėjas esu ne aš, o mano partneris Vilius. Iš esmės tik tai eigoje mes išsigryninome tai, kad aš tapau dabar ir dalininku, ir įmonės vadovu, bet ta idėja kaip po pati, jinai visada mus sekė. Iš esmės abu ėjome pas tą patį mokytoją, kuris mus mokė barmeno amato, ir po to mes matėme, kad tas žmogus tą dalyką daro, ir tiesiog natūraliai kilo idėja, kad tą galima daryti geriau. Tai čia irgi ne visada reikia turėti kažkokią tai unikalią idėją, kuri, sakykime, būtų tik tai nieks čia nedaro ir čia reikia viską mesti ir staigiai daryti, kol nieks kitas nepasiėmė. Ne. Visada galima pasidaryti tą pačią idėją tik geriau, perimti, pamatyti kažkokius tai trūkumus, biškį pakoreguoti, padaryti, eiti kitą linkmę ir prieiti prie tokio rezultato, kurį, pavyzdžiui, kaip mes, kaip mobilus baras, manau, turime vieną geriausių Lietuvoje. Bet visgi vis tiek, idėja buvo unikali, nes sakei, kad nebūtinai kažkas unikalaus turi būti, bet vėlgi, pats ir dirbai, minėjai, kažkiek tame barų versle, ar buvai... Tikrai taip. Bartenderis, dabar iškrito žodis lietuviškas. Tai tikriausiai iš to ir gali gimti kažkokia mintis, kai matai kažkokį tai trūkumą kažkame, tai galvoji, kaip gali patobulinti ir ką gali pakeisti. Jo, visiškai taip. Visada, aš manau, galima geriau, visada galima kitaip. Tas visas mūsų sfera yra labai nestandartinė, įvertinus Lietuvos įstatymus, kad iš esmės reklama alkoholio yra negalima. Tai ta rinka, jinai reikalauja nestandartinių rinkodarinių sprendimų, kaip tu užsirekomenduoji, nestandartinių pardavimų prieimo prie tiesioginio pardavėjo galimybių. Ir čia jau vėl ateina kažkokie tai rinkodariniai niuansai, kurie pas mane patirtyje atsirado. O Trendy baro visa istorija, ir idėja, ir mintis, tai jūs kartu su kolega vystote šį prekės ženklą. Ar pats projektas, nežinau, verslas, kaip čia tiksliau pavadinti, buvo sėkmingas visą laiką? Ar gal buvo kažkokių nesklandumų, nes idėja visgi tokia kaip ir unikali pasidarė, bet ar viskas labai sekėsi nuo pat pradžių, ar kaip buvo? Tikrai ne. Ir kai tu esi
mes kaip sakom, paslaugos tiekėjas, ne, mes neparduodam kažkokio konkretaus daikto, kur iš esmės, ten yra marža, yra pardavimo kaina ir tu tiesiog tada kažkaip tai bandai tų užsakymų daugiau gauti, kai tu parduodi, aš kaip sakau, mes labiau netgi parduodame emociją, ne, tai mes buvom sėkmingi, bet mes iš to galėjom gyventi tik po realiai 4 metų įmonės. Ne? Tai 4 metus mes vis dar dirbom samdomus darbus ir tai buvo mūsų side hustle. Ta prasme, side hustle, nes aš ir manau ir kiekvienam žmogui, ir beklausančiam šito podcast'o, ir šiaip visada yra tas breakpointas ir kiek dabar susiduriu su architektais tais pačiais, visada yra labai sunku pereiti nuo samdomo darbo ir pastovių pajamų prie tavo to verslo, ne? Tai mum 9 metai, mum prireikė 4, kad mes galėtume, sakykime, tą dalyką padaryti. Tai ir priimti tą sprendimą. Ir netgi po to sekė toks visiems jau pamirštas COVID'as, po kurio verslai susidūrė su ypač dideliais sunkumais, o mes kaip paslaugos tiekėjas teikiantis mobilaus baro paslaugą, mes buvom tie pirmieji eilėje, kur įmonės kaštai buvo sumažinti. Tai reiškia, jeigu aš planavau įmonės vakarėlį, atėjo COVID'as, mes susirinkom ir sakome, kaip mažinam kaštus, įmonės vakarėlį cut, automatiškai Trendy baras cut. Tai mes atėjo COVID'as, mes vėl grįžome į samdomus darbus, vėl dirbome tenai, kad gauti pastovių pajamų ir tada po metų vėl išėjome iš jų ir vėl grįžome prie to savo verslo. Tai čia aš pasakyčiau yra tie sunkumai, su kuriais mes susidūrėme, didžiausias, kad mes turėjom pilnai įtikėti tą idėją ir kad iš to galima gyventi. O po to, kai įtiki, kai su tuo dirbi kiekvieną dieną, tada automatiškai viskas daug greičiau darosi. Daug greičiau tu pradedi skeilinti, pavadinkime taip, atsiranda ir tie žmonės, kurie su tavim nori dirbti ir ta perspektyva daug greičiau didėja. Minėjai, kad kai atėjo tie patys COVID laikai, tai teko grįžti atgal į samdomą darbą. Tikrai. Tai koks tas tavo samdomas darbas buvo? Ar tai mes kalbam apie tą pačią agentūrą, kur minėjai prieš tai? Jo, aš iš esmės didžiąją dalį laiko dirbau reklamoje, tai ta prasme irgi reklama, aš kaip sakau, arba kliento pusė, arba agentūros pusė. Tai pradžiai po universiteto aš dirbau agentūros pusėje, reklamos agentūrai, kaip projektų vadovas ir tada aš eidavau pas klientus, įgyvendavau jų paskirtus projektus, ne? Ir turėjau kelis klientus, o po to aš perėjau į kliento pusę. Turėjau prekinius ženklus, kurie irgi yra su viešuoju maitinimu susiję. Tas irgi man davė tokią didelę bazę, ne, tame versle, nes be Trendy baro mes turim ir savo Trendy pizzeriją. Tai nepaslaptis, aš buvau ir Kankano rinkodaros vadovas pizzerijų, ir Kaif Cafe kavinių rinkodaroje darbavausi. Tai dirbau ir ten. Dabar užkabliavai tą Trendy pizzos. Tai turit realiai ne vieną prekės ženklą, turit kelis. Tai Trendy pizzoje keliauja vienas, ar čia irgi kartu su partneriu darome? Mes viską darome kartu su partneriu, jo, visi mūsų prekiniai ženklai yra mūsų kartu vystomi ir judami į priekį. Tai mes turime Trendy barą, mobilus baras, tai yra mūsų pagrindinė paslauga. Trendy pizza irgi yra toksai jau porą metų be esantis prekinis ženklas pizzerija. Ir yra dar baro prekės LT, tai yra į elektroninę parduotuvę, kurioje pardavinėjami baro įrankiai, skirti tiek namų, tiek barų industrijai. Ir žmonės su tais įrankiais jo gali gamintis kokteilius. O kuris projektas iš šitų yra, sakykime, tavo nuomonė gal jau dabar sėkmingiausias? Tai vienareiškai tai yra Trendy baras, tai yra jam 9 metai, prasme, ta įmonė gyvuoja, auga ir čia yra mūsų pagrindinis vis tiek varikliukas, kaip tu bežiūrėsi. O kaip gimė mintis dėl tų kitų, ypatingai dėl pizzerijos gal netgi domina, gal čia meilė kokiai Italijai, pavyzdžiui? Visi tą pačią klausia ir galvoja, sako, kaip jūs barmenai sugalvoja tą pizzeriją atidarinėt, sako, kaip, kodėl, bet iš esmės irgi ten long story short, bet ir buvo patalpos, kurias reikėjo išnaudoti.
tu kai turėjau savo verslą ir kai tu gauni nuomos sąskaitas pastovės, ne, tu bandai ir supranti, kad kiekvienas kampas turi būti darbintas. Tai lygiai taip pat ir mes turėjome patalpas, jos turėjo būti darbintos, sėdėjom vakare, sakom, gal pizzeriją padarom. Aš turėjau kaip ir minėjau, dirbau įmonėje, kuri yra viena didžiausių ir Lietuvoje su viešuoju maitinimu susijusių žaidėjų, tai tenai jie turi pizzerijų tinklą didelį, tą kažkokį tai basic know-how turėjau žmonės, kurie gali prisidėti prie to kūrimo, tai mano žinios su pizzerija yra lygios nuliui, bet kartu aš žinojau žmonės, kurie yra savo srities specialistai. Tai reiškia, tu gali irgi tą dalyką padaryti, jeigu turi pakankamai žinių ir pakankamai noro, tu gali apjungti specialistus, kad jie tau sukurtų kažką. Tai va taip gimė pizzerija. Mes metus laiko iš tikrųjų mokinomės kepti pizzas. Supratom, kad Lietuvoje visi yra picų ekspertai, visi turi savo nuomonę apie pizzas ir taip gimė toks prekinis ženklas. O kaip išdirbo tą idėją iki tokio ar galutinio taško, ar ko, kur jau nutarėt, kad dabar tai jau paleisim, čia jau receptas toks tinka, viskas tinka ir važiuojam darom. Ir leidžiam į eterį. Tai tiesiog žinai, yra specialistai pizzerijos, picų technologas, jisai iškepa pizzas, susirenki 5 skirtingus žmonės, kurie turi savo nuomonę, išsiaiškini, kuris žmogus, nes yra vienas žmogus, kuris sako, man visada skanu, yra žmogus vienas, kuris turi labai kraštutinę nuomonę, ir turi skirtingų nuomonių žmonės, ir jeigu matai, kad ten 4 iš 5 ok, reiškia ok, žinai. Bet dažniausiai tas visas vienareikšmiškai vis tiek pasimato ir kaip ir sakiau, visi žino, kokia turi būti pica. Tai. Čia jau ką turim, tai tikrai turim. Lietuvoje ir šiaip, manau, esame išlepę nuo gero maisto, tai labai tikriausiai ir atsirenkam ir renkamės ir jau žinom, kas yra skanu, kas yra neskanu ir visų skonis yra skirtingas. Viskas. Tai jo, o Rapolai, jeigu gilintumėmės į tave kaip į žmogų, kokiu tu šiaip hobį turi laisvalaikiu, kai nedirbi? Šiaip, okay. Ar yra tokio laiko? Ne. Šiaip čia labai gerai irgi taip užkabinai ant pačio galo, kai kuriem jau esu sakęs, kad aš esu besigydantis darboholikas. Tikrai daug dirbdavau ir vis dar daug dirbu. Man tas patinka, bet be to tikrai skiriu laiko ir savo hobiam. Apskritai esu tas žmogus, kuris mėgsta kažkaip tai pabandyti kažkokius naujus dalykus. Mano pomėgiai yra skirtingos sporto šakos, tai nuo teniso, padelio, krepšinio, bokso, visas jas mėgstu ir visada bandau kažką tai naujo išbandyti. Tas man suteikia to tokio malonumo, žinai, kažką tai nuo nulio pabandyti, pasižiūrėti, kaip čia viskas tas atrodo. Tai tikrai manau, esu aktyvus žmogus. O koks sportas iš visų minėtų yra tavo favoritas? Dabar tenisas visą laiką buvo krepšinis, nuo vaikystės jį lankiau, bet tenisas nauja meilė. Jau ta nauja meilė tęsiasi porą metų. Kiekvieną savaitę sėkmingai tą žaidžiu ir šitoje vietoje atsiranda toks irgi kartais dalykas, ir sporte, kai tu visą laiką žaidi komandinį sportą ir su kitais žmonėm tą patį pamatau. Jeigu žmogus visą vaikystę žaidžia komandinį sportą, jis nori kažko individualaus, kur tu vienas galėtum lemti dalykus. O ir atvirkščiai, jeigu tu karts nuo karto visą vaikystę lankei kažkokį tai individualų sportą, plaukiai, pavyzdžiui, visą laiką, tu kažkaip nori to komandinio sporto, tau įdomu nueiti, kad yra grupė žmonių, kažkokia tai komanda, kur tu kažką tai daliniesi, taip toliau. Tai čia toksai paprastas dalykas. Supratau. Ir iš tikrųjų, tai aš tave seku Instagrame. Tai viską irgi labai matau ir visus skirtingus sportus ir viską, bet labai žavu man matyti tavo ryšį su tėvais taip pat. Mačiau, kad ir kartu mėgstat keliauti ir tikrai manau, kad skiri ir daugiau dėmesio tėvams, kurio gal ir nėra Instagrame parodyta. Tai kaip tas ryšys su tėvais yra išsilaikęs? Puikiai. Aš labai vertinu savo tėvą, labai dėkingas savo tėvam. Aš manau, kad kiekvienas žmogus turi būti dėkingas savo tėvam. Aš tiesiog bandau atsidėkoti už tai, kiek jie man davė. Tiesiog aš manau, kad tai yra būtina. Aš kiekvienais metais mes važiuojam į keliones. Mes nusprendėme, kad, aš pasiūliau, kad dovanokime ne daiktus, o buvo laikas savim, buvimą vienas su kitu. Tai tokį principą ir turime. Turime bendras keliones, kuriuose skiriame laiką vienas kitam, turime bendrų hobių, ten su tėčiu žvejojam, su mama einam į spektaklius. Tai va.
Labai žavu, nes, žinai, tikrai labai dažnai žmonės atrodo, kad važiuoja ne ar ten su draugais, gal į kelionę prioritizuoja važiuoti ir panašiai, bet su tėvais tikriausiai daug kas kartais gal ir primirštam ar kažkur paliekam, gal ne prioritetę kažkokiam, bet galvoju, kad tas laikas kartu yra tikrai didžiausia dovana. Tikrai taip, tikrai taip. Turi tu daug skirtingų projektų, nes, sakykime, nuo mobilaus baro iki pizzerijos, tai kaip ir pats minėjai, kad tikrai daug dirbi ir esi darboholikas, turi skirtingų sportų užsiėmimų, ne, bet kada miegi? Ar iš vis miegi, ar užtenka kokybiško miego, ar nelabai? Tai jo, jeigu apie miegą kalbant, tai aš privalau žinau, kaip miegot. Ir šiaip manau, ir kiek dabar su ko besišneku, tai kad tai moksliškai yra paaiškinta, moksliškai aiškinama, kad žmogus privalo išsimiegoti 7-8 valandas, tai smiegu viskas yra ok. Daug kas irgi lygiai taip pat yra klausimas, kaip tu suspėjai, kaip čia taip įmanoma, tai paaiškinimas tai tik tai disciplina ir planavimas. Tu prasme, viskas yra sudėliota, ryte atsikėlus, pirmas dalykas, ką tu darai, tai yra žiūri kalendorių, giliai įkvėpi ir tiesiog bandai atsiminti, ką tu šiandien suplanavęs esi. Ar ir tu esi žmogus, kuris viską į kalendorių susideda ir jeigu nėra kalendoriuje, tai vadinasi pamiršti? Vadinasi, nėra. Vadinasi, nėra. Čia nėra geras momentas, aišku, nes nepriverčia tavo galvos mąstyti, žinai, ir tiesiog natūraliai atsiminti paprastus basic dalykus, bet kalendorius, aš tai laikau discipliną, aš tai laikau planavimu ir jo, be kalendorius niekur. Bet o kaip tu pasikrauni? Tarp visų veiklų, darbų, užsiėmimų, kas yra tavo pasikrovimas? Hobi, mano hobi vienareikšmiai. Vienareiškai 2 metus praktikuoju rytai sportą, žinai, ta prasme, anksti dieną pradėjęs, visada nesigailėsi, žinai, kaip sako, tai 7 ryto, 7:30 vėliausiai tai tas sportas turi prasidėti, nes 9 jau prasideda darbas, prasideda skambučiai, iki 9 tu turi būti fully ready, tai tas tave užkrauna ir iki 12, aš kaip sakau, yra pikinė forma pasiekta, tai realiai tavo mintis yra aštriausios, tu gali priimti tuos esminius sprendimus, po pietų biški būna visada krešas, tai yra normalu, žinai, tada tai tu bandai tą krešą kažkaip tai užkelti, ar tai kava, ar tai kažkokių prasėjimų laukia, tada, kad dirbtum iki tų 4-5, 4-5, tu ten 6 vėliausiai užsidarai tos klausimus, ir tada vakarą, žinai, tau lieka, jau tavo kažkokiem tai esminiam dalykam. Ar turi kokių nors rekomendacijų žmonėm, tiksliau, ką patartum iš savo patirties, nes turėjai kažkokių ir sėkmių, ir nesėkmių, ir samdomą darbą dirbai, ir turi dabar savo verslą. Tai ką patartum ar jauniems žmonėm, ar gal tie, kurie, žinai, mąsto, kad norėtų kažką turėti, bet nežino, nuo ko pradėti. Tai koks būtų tavo patarimas? Ok, jo, geras klausimas, aš kažkaip tai visada kažkiek ir pacituosiu, tokį Denzelį Vašingtoną, jis labai gerai pasakė, kad iš esmės, jeigu tu turi kaip po svajonę, ar kažkokią tai, tiksliau, jeigu tu turi idėją, tai nėra idėja, tai labiau yra svajonė, ir jeigu tu turi tą svajonę be kažkokių tai veiksmų ir plano, tai dažniausiai ilgalaikį perspektyvoje atneša nusivylimą. Tai reiškia visiems žmonėms, kurie turi svajonę arba galvoja, kad turi genialią idėją, tai arba tą svajonę ir idėją tu paverti kažkokiu tai tikslu, arba tu ją kilini ir kad tai ilgalaikį perspektyvai nepriverstų tavęs nusivilti. Ir kada tu turi kažkokią tai jau pavadinkime kažkokį tai planą, kiekviena idėja turi turėti planą, tas planas turi turėti veiksmų planą, tas veiksmų planas turi turėti discipliną ir kas svarbiausia, tai turėtų pastovumą. Tai čia yra tokie basic dalykai, nes be pasiryžimo, jisai sako, tu niekados nepradėsi, bet be disciplinos tu niekados nepabaigsi. Tai visiems, kas turi kažkokią tai idėją, kas turi kažkokią tai svajonę, paverskite ją veiksmais, veiksmus paverskite veiksmų planu, veiksmų planą paverskite discipliną, pridėkite pastovumą ir tada jūs džiaugsitės, o neliūdėsite. Disciplina ir pastovumas tokie tikriausiai svarbiausi vis tiek ingredientai, aišku, ir planas taip pat. Rapolai, ir mūsų laidos toksai pagrindinis klausimas, kurio aš klausiu kiekvieno pašnekovo, tai yra apie tą būtent alter ego karjeroje. Tai koksai gyvūnas labiausiai galėtų gal tave atspindėti tavo karjeros kelyje? Gyvūną aš nesugalvojau, žinai, koksai jisai, kuris mane turėtų atspindėti. Tikriausiai, man visada patiko kaip po gyvūnas chameleonas.
kažkiek siejasi ir su mano viena iš pirmųjų darbuojančių chameleono logotipas, bet iš esmės tai be prisitaikantis, ne, be prie aplinkos gyvūnas, kuris susilieja ir priklausomai nuo aplinkos prisižiūri. Tai aš save įvardinčiau kaip tuo buvimu tokiu saugiu, atsargiu labai, galbūt kartais tylesniu, ne tuo išsišokančiu, ne, ir priverčiančiu sutraukti save dėmesį, mokančiu išklausyti, mokančiu prisitaikyti. Tai va toks aš būčiau darbo aplinkoje. Draugų aplinkoje aš kaip tik esu ekspresyvus, aš manau empatiškas gan žmogus, bet darbo aplinkoje aš save taip matau. Įdomus pasirinkimas, tokio dar negirdėjome kol kas. Tai tikrai manau, kad labai geras apibūdinimas ir jo, tai aš tai galiu tik patvirtinti, kad tiesiog įprastoje aplinkoje esi labai draugiškas ir šiltas žmogus. Tai ačiū tau labai, kad atėjai pas mus į laidą, į mūsų tinklalaidę naują ir kad pasidalinai savo istoriją. Ačiū tau labai smagu. Dėkui. Dėkui tau.